Dūminiu kvarcu vadinama pilkos, gelsvai rudos arba juodos spalvos kvarco atmaina. Šias spalvas lemia gama spinduliuotė ir aliuminio pėdsakai įsiterpę į kristalinę gardelę. Sodriai juodos spalvos dūminis kvarcas vadinamas morionu. Dūminį kvarcą galima rasti įvairiose aplinkose, tačiau jis labiausiai būdingas magminių uolienų ir pegmatitų kišenėms. Koks yra dūminio kvarco poveikis žmogui? Dūminis kvarcas pradeda temą pasąmonė. Vieni dabartiniai tyrėjai teigia, kad tai tik negatyvus akmuo, todėl su juo dirbti negalima. Kiti atvirkščiai. Čia reikėtų prisiminti, kad kiekvienas akmuo žadina tai, kas savyje turi jo šeimininkas. Jis yra lengviausias šios temos vedančios į vidinės gelmes akmuo. Jo funkcija – pasąmonės gelmių apvalymas nuo užspaustų emocijų pertekliaus. Ryškiausios savybės. Savo tamsiosios, tai yra griaunančios pusės pažinimas ir įvaldymas. Noras ir sugebėjimas išgyventi bet kokiomis sąlygomis. Skatina ryžtą, valią, pasitikėjimą savimi. Nešiojamas nelaimingoje pusėje ramina depresijas, priklausomas nuo emocinių būsenų ir susijusias su priklausomybėmis ir prisirišimais. Ramina pavydą, nuoskaudas, nepaaiškinamą pyktį bei agresiją, padidėjusius seksualinius geidulius. Ramina pačių susikurtas baimės, emocingas isterijas, poreikį keršyti. Padeda atskirti realią situaciją nuo įsivaizduojamos. Vadinasi, nešiojamas laimingoje pusėje, jis supažindins su visu tuo gaivalu, kurį kiekvienas, tebesantis savo emocijų chaose, nešiojasi savo viduje. Tai gali sukelti daug šalutinių veiksnių nepasiruošusiajam, tačiau atsakyti į daug klausimų realiai siekiančiam pažinti save. Nešiojamas nelaimingoje pusėje padės su visu tuo tvarkytis. Taigi, tai vienas iš tų akmenų, kurio poveikis priklauso ir nuo to, kaip jis bus nešiojamas. Šitaip jis suteikia galimybę išsiaiškinti savo tikrąją dvasinio tobulėjimo kokybę.